Charakteris geštalto terapijoje turi šiek tiek kitą reikšmę negu bendrai naudojamas tas žodis. Charakteris čionais reiškia veiksmus, kurie kadaise pasiteisino ir tapo įpročiais. Tai reiškia, kai aš vaikystėje, tarkim, nusprendžiau sulaikyti impulsą išsakyti savo pyktį, nes jeigu būčiau išsakęs, gali būti, kad būčiau nubaustas arba negaučiau meilės, tai tada ilgainiui tai tampa mano charakteriu, kai tai tampa įpročiu, kurį kartoju kiekvieną dieną. Tai tampa manęs dalimi. Aš ilgą laiką buvau tas, kuris nepyksta, būtent apie pyktį kalbant. Susiformavo toksai Ignas, kurį aš pažinojau kaip Igną ir kiti visi žinojo. Ignas yra toks, jisai toks ramus, jis toks dvasingas, kartais pasako kažką protingo, jisai susiturėjęs toks. Ir aš tokį įvaizdį nešiojausi, piešiau kitiems ir tai buvo dalis mano asmenybės apibrėžimo. Charakteris. Pradėjau kelt klausimą, tai kaip čia yra, tai kas šitas mano charakteris, kaip čia aš taip susiformavau, kodėl yra ta įtampa. Jinai mane ir gąsdino, ir intrigavo. Kaip čia taip gaunasi, kad aš sulaikau savyje tokią didelį kiekį energijos ir kaip mane įtakoja tai, kad aš sulaikau tą didelį kiekį energijos.